Sveiki bičiuliai, šį kartą parodysiu vieną tokį triuką, kaip perskelti malkas. Visi turbūt žinome, kad perskelta malka daug geriau dega ir kadangi ir lyjant, ir esant šalčiams, ar apsnigtoms malkoms, šlapioms malkoms, centras pačio rastelio centras bus sausas. Taip, kad perskelus malką tikrai negeriau degs. O kitas dalykas, kas mums gamtoje trukdo, tai perskelti tas malkas, tai yra, kad neturim nei kaladės, kadangi, kaip pavyzdžiui, būtų prie malkinės, turėtumėm didelę kaladę, ant kurios galėtumėm perskelti. Tiesiog neturim kieto pagrindo tai padaryti. Taigi aš parodysiu vieną triuką, kuris nereikalauja jokios kaladės, jokio kieto pagrindo tai padaryti. Štai ko mums reikės šitam triukui atlikti. Tai yra visų pirma kirvis, nes žinoma, su ko mes kaposime. Kitas dalykas, daiktas, ką kaposime, tai yra mūsų rastelis. Šiuo atveju naudosiu ąžuolo rastelį, ąžuolinį, matote, cielas ąžuolinis, kietos, nesutrūnijusios medienos gabalas ir paprastas kažkoks pagalys pakelti patį priekį šio rastelio. Pasidedu štai šitaip rastelį, priekis pakeltas ir išsižergęs. Kuo daugiau išsižergęs turi būti, kad netyčia kirvis nepataikyčiau į centrą, nuslystų tiesiai koją. Ta reiktų labai atsargiai daryti. Tai kuo daugiau išsižergiu. Ir mano tikslas kirstis štai čia per centrą, kad šitas mūsų rastelis suskiltų. Na štai, bandom. Kaip matote, pakankamai didelio diametro rastelis labai lengvai per pusę skilo. Galite pažiūrėti, kas iš tikrųjų nesutrūnijęs. Toliau bandome dar perskelti, ketvirčiuoti. Štai matote, biškį silpniau trenkus. Jisai va įstinga, bet matote, kaip viskas skyla. Taigi labai elementarus, paprastas triukas, kurį galima panaudoti nesant kaladį. Taigi, iki kito karto.